šventinis laikotarpis kaip taisyklė išbalansuoja mūsų organizmo veiklą. Kodėl? Todėl, kad nors kiekvieną mielą dieną į tavo organizmą turi pakliūti su tavo mityba 70 mineralų, 28 aminų rūgštis, 15 vitaminų, 7 grupės fermentų ir 3 nesočiusios riebiosios rūgštis, per šventes, kalėdinį laikotarpį, netgi per naujus metus, mes visi žinome, kad mūsų mityba toli gražu netitinka to, ko reikalauja mūsų organizmas iš vidaus. Mes valgome daug gražaus, bet visai nenaudingo maisto. Ir kaip taisyklė, daugelis iš mūsų apsivalgo. Ką daryti tokiu atveju? Kaip atstatyti mūsų organizmo funkcijas, kaip atstatyti tai, ko reikalinga ląsteliai. Tiesiog paprastai. Jeigu nori pasitarti šiais klausimais, parašyk man į Telegramą, nuorodą palieku čia, arba mano profilio aprašyme visą laiką rasi kontaktus ir būdus, kaip su manimi susisiekti. Virškinimo problemos tai tik tai viena dalis to, kas kenkia iš tikrųjų. Todėl, kad tavo mityba šiuo šventiniu laikotarpiu gali būti viena iš priežasčių, iš 8 priežasčių, dėl ko gali sutrikti tavo reprodukcinė sistema arba tavo lytinis pajėgumas. Taigi, parašyk, mes pabandysime kartu išsiaiškinti ir išspręsti šią problemą.